nuvažiavom, nufilmavę siužetą mūsų apželdinimo kanalui ir kai ką pamačiau. Dabar jūs vedu ten ir parodysiu, ko aš čia išlipau. Aš pamačiau va šituos va krūmus pro langą. Pabandysim prie jų prieiti, ar čia įmanoma pasiekti. Va čia va atėjom. Čia yra laukinis šeivamedis, kvapas nerealus. Ir žinot ką, aš jų noriu prisiskinti ir pasidaryti sirupą arba kažkokio vasariško gėrimo. Nu tiesiog sako, kad žiedus va šituos va nuskynus, juos galima padžiavinti ir užpilti sirupu, su cukrum padarytų tokiu. Jie laikosi labai gerai ir labai ilgai ir labai skanus sirupas. Tiesiog gaivus gėrimas vasarai. Arba arbata. Tarp kitko nuo peršalimo ligų ir nuo visokių tokių va, kai imunitetas nusilpęs ir žiemą galima gerti ir vasarą. Pasibandysime, ne? Gerai, kad dar žydėjo, tai galvojau nebespėsiu. Einu pasimti kokį nors indą, čia į rankas netelpa, noriu daugiau pasiskinti. Čia neįki reklama, čia mano talpa, bet iš tikrųjų kaip gerai, kad mes Lietuvoje turim tokią gamtą ir tiek visko žydinčio, augančio ir tokio, nu iš tikrųjų sveiko, ką mes galim valgyti, naudoti, gydytis ir būti sveikiems. Labai gerai. A ką ten darai, ką? Gal čia buvo sodyba, kažkokie žiūriu serbentai auga. Žiūrėkit, skina jau skina. Kaip gerai, kad dar žydi, galvoju, jau bus nužydėję. Gal noris manim paskinti? Ne, aš turiu ką veikti, filmuoju. Ką reiškia filmuoju? Paspaudi mygtuką ir laikai? Aha, ir skraido kamera aplinkui. Čia rimtas darbas. Aš ir tau vadovauju. Vadovauji? Oi. Gerai vadovauju, reikia. Kaip be vadovo. Aš skinu žolės labai dažnai, jas valgau ir naudoju arbatoms labai dažnai ir iš vis tą darau dažniausiai iki joninių. Dabar pats geriausias laikas skinti ir kai saulė šviečia, tai yra, nu, tiesiog atsiskleidžia visos gerosios savybės. Augalas per žiedus, jisai ten, nu, žydėjimui viską atiduoda, visas savo jėgas. Tada tu žydėsi, taip? Tada aš nepasiekiu ten. Oi. Tai nieko, jeigu ir traumą patirsi, tai išgydys tave. Iškart. Tada kitokių žolių reikia traumam. Pavyzdžiui, įsivaizduok, išnyktų civilizacija. Vat kaip galvoji, išgyventų žmogus, kuris pripratęs naudotis farmacijos paslaugomis, ar tu išgyventum, kurie renka vaistažolės laukuose? Aš. Teisingas atsakymas. Nes iš tikrųjų reikia žinoti, kas yra valgoma, reikia pažinti augalus, reikia prie jų ir priprasti galų gale, nes taip staiga, vat, nu, tarkim, išnyksta farmacija, kaip tu sakai. Tai kaip tam žmogui dabar pradėta žolės valgyti? Taigi, nu, organizmas irgi turi prisitaikyti. Gali vidurius paleisti. Ne tas žodis. Gali panosas būti. Bet pasakyk, kad ir buvo tokių atvejų iš tikrųjų, kai vidurius paleido nuo tavo pasiūlytų žolelių. Taip, aš buvau tokiuose kursuose, kur valgomi augalai. Iš viso visi mes ten išragavom 75 rūšis. Ir po to grįžus namo labai entuziastingai sakiau, einam, parodysiu, ir liepos valgomos lapai, ir žiedai obelų valgom. Ir mes viską ragavom, ką radom pakeliui. Ir jo viena mergina sakė, žinokit, man paleido vidurius. Tai čia irgi nusiteikimo, manau, reikia. Na, aš taip galvoju, mes vis tiek tokie nustebuklingios organizmas esam. Ir tas nusiteikimas labai svarbu, kaip tu tą priimi. Tai kaip ir gydymas koks. Jeigu tu netikėsi, kad tu pasveiksi, tai žymiai sunkiau pasveikti. Ir žymiai ilgiau tai trunka. Pas mus kanale yra daug apie tai pasakojama. Ir apie kadagius, ir apie spyglių naudą, ir apie... Nu, pasižiūrėkit, ten tikrai visokių patarimų daug. Ir pradėkit naudoti, nereikia tik žiūrėti ir klausyti, reikia daryti. Žinai, kaip vadina kaime šituos augalus? Bezdas. O kogi? Aš nežinau, man tai jie labai kvepia. Man atrodo, kad jie maišo su tokiu yra šeivamedis, kuris
Atsimeni, mes turėjom riešiai toksai augo didelis toksai prie prūdo. Tai va tas tai smirdėdavo, kai žydėdavo, o šitas kvepia. Tai man atrodo, kad jie kažką maišo, nes šitie laukiniai tai man eina savo, eini pro šalį, tai toks kvapas. Labai kvepia. Būtų juokinga, jeigu būtum išsiplojus. Oi, palauk. Oho, neblogai. Pradžia yra. Būsim sveiki ir skaniai gersim gėrimus visokius. Valandą kokią. Jo.